Sveiki, mano vardas Meida. Šiandien laidoje Kūnas, protas, siela kalbinsiu profesorių, psichoterapeutą, psichologą, rašytoją Gediminą Navaitį. Mūsų pokalbio tema bus priklausomos asmenybės tipas. Labadiena, profesoriau. Labą. Tai iškart pirmas klausimas būtų, kasgi tai yra priklausomas asmenybės tipas, kokiomis savybėmis jis pasižymi? Tai pradėkime nuo to, kas iš vis yra priklausomybė. Tai nuolat galvojama apie tai, mažai kitų malonumų, tik tai, čia aš norėčiau didžiosiom raidėm pasakyti šitą žodį tai, ir nesugebama to kontroliuoti. Tai dabar atkreipkite dėmesį, kad vietoj šito žodžio taip, tai aš galėjau pasakyti daugybę kitų žodžių. Galėjau pasakyti narkotikai, galėjau pasakyti rūkymas, galėjau pasakyti lošimai, galėjau pasakyti alkoholis, galiausiai galėjau pasakyti žvejybą, galėjau dar pasakyti kai kuriuos kitus dalykus. Tai, bet esminiai momentai, jie nesikeičia, kad tai yra nekontroliuojama, kad nebelieka kitų malonumų, kad tai nuolat gyvenimas užimtas tuo. Čia didžiosiom raidėm. Tai į ką toliau reikėtų atkreipdėmėsi? Kad žmogus gali tapti priklausomas labai nuo daugelio dalykų. Tačiau dalis tų priklausomybių yra visai priimtinos, jeigu kontroliuojamos. Tada reikėtų truputį dar plačiau apibrėžti, tiksliau, kas yra tos medžiagos, nuo kurių tampama priklausoma ir būsenos. Na, įsimylėjimas. Gal ir visai smagu būtų. Keičia būseną. Ir galima ir nagrinėti savotiškai kaip priklausomybę. Galima paimti turbūt daugam pažįstamą, ko ne kasdieninio gyvenimo elementą kava. Kai kurie sako, kad be kavos tiesiog ten dirbti negali ir panašiai. Keičiasi organizmo būsena. Tai irgi gali tapti problema. Daugeliu atveju, absoliučiu daugeliu atveju netampa problema. Šie dalykai, kuriuos paminėjau. Bet jie mums leidžia svarbų dalyką suprasti, kad kalbant apie priklausomybės, kalbam apie vartojimą. Taurė vyno prie pietų ir degtinės butelys kasdieną. Skirtumas turbūt yra akivaizdus. Kartą, jeigu aš jūs pakvieščiau, šiais metais tikriausiai nebuvot kazino, taip įtariu. Tai jeigu aš jūs pakvieščiau nueiti į kazino ir mes atidėtume kokią tai sumą pinigų, sakysim, po 50 eurų ir nutartume, kad nesvarbu. Laimėsim, nelaimėsim, kad mes ten pabūsim valandą, mes ką ilgiau veikti. Jeigu anksčiau pralošime, tai anksčiau išeisim, jeigu išlošime, nesvarbu kiek sustosime, tai bus įdomi mūsų patirtis. Ir galėsim apie ją pasakoti žmonėms porą metų. Po poros metų vėl galėsim apsilankyti. Tai skirtumas, labai svarbu tai pabrėžti, skirtumas yra kiekybinis. Yra vartojimas ir piktnaudžiavimas. Problema yra piktnaudžiavimas. O tada, kai kalbam apie piktnaudžiavimą, tai turime daugybę situacijų, daugybę problemų, kurios ir artėju prie klausimo apie priklausomą žmogų iš labai toli. Nes pabrėžčiau dar kartą, kad tai žmogus, kuris piktnaudžiauja. Tuo, kas yra kartais mažiau priimtina, bet daugeliu atveju ir visai priimtinas dalykas. Tai tada pirmiausiai psichologinės problemos. Kaip jau sakiau, nesugebama kontroliuoti, tai nuolat užima gyvenimą. Vadinasi, santykiai su aplinkiniais, nerimo jausmas ir panašiai. Toliau, kada tai apima didžiąją dalį laiko, tada tampa ir socialinės problemos. Nėra kada dirbti, nėra kada mokytis. Ir galiausiai turime daug sveikatos problemų. Na tai ryškiausia, didžiausia, tai akivaizdu, kad tai yra ar dėl
perdozavimu, pavyzdžiui, kalbant apie narkotikus, ar dėl to, kad žmogus nebekontroliuoja, tai yra suicidas. Bet yra ir kitos, ir kiekvienas tas poveikis, jisai turi savo, taiko, kaip ir sakyčiau, silpnesnę vietą. Alkoholis, visi žino, kepenis sugadina, rūkymas plaučius. Pavyzdžiui, šiandien, konkrečiai šią dieną, kur mes kalbame. Lietuvoje 20 žmonių mirs. Mirs dėl to, kad dėl rūkymo pasiekmių. Bet tai nereiškia, kad kada nors cigaras prie kavos turėtų būti uždraustas. Lygiai taip pat galima, kokainas, jisai gadina kitus organus, tai kad į tą silpnesnę vietą priklausomybė pataiko. Tai yra piktnaudžiavimo pasekmės. Tai, reiškia, mes jau pradėjome artėti prie supratimo, kas tai yra, ir tada ir gale pabaigoje galbūt ir bus aiškiau priklausomas žmogus. Tai visa šita schema, kurią turbūt sunkus ją būtų paneigti, ginčytis, tai jinai kaip susideda. Yra atsitiktinis pavartojimas. Na, sakysime, jūs pradėjote dirbti kokioje nors įstaigoje ir jūs pavaišino kava. Tai atsitiktinis pavartojimas. Tačiau toliau tęskime. Su kava labai geras pavyzdys, nes kalbant apie kavą, pamatome, kaip atsiranda visa priklausomybė. Toliau jūs dirbate toje įstaigoje, organizacijoje. Ir joje yra įprasta 11 valandą gerti kavą. Jūs galite negerti, jūs galite sėdėti prie savo kompiuterio, dirbti, bet jūs gal norite su bendradarbiais pabendrauti, sužinoti naujienas ir galiausiai pertrauką padaryti. Ir tai kartojasi. Kuriasi psichologinė priklausomybė. Vėliau tai jau tampa įprotis. Ir sakysime, jūs perėjote kitą darbą. Jūs taiga 11 valandą sakote, tai gal jau laikas kavos išgerti, nes tai jau yra įprotis. O toliau galbūt jūs ir pažįstate kokią draugę, kuri yra sakiusi, kad kol ryte neišgeriu kavos, tol ir dirbti negaliu. Tikrai yra buvęs pasitaikęs toks. Jinai jau pasiekė fizinę priklausomybę. Tai gal tėvams pasakyčiau, kad jie pernelyg, ne visi aišku ir ne visada, bet pasitaiko, kad pernelyg sureaguoja į atsitiktinį pavartojimą. Kokia čia problema? Čia ne problema. Pavartojo ką nors vieną kartą, gal pat suprato, jog neverta. Bet jeigu tai tęsiasi, tada judame į psichologinę priklausomybę, vėliau į įprotį ir vėliau į fizinę priklausomybę. O kaip jūs minėjot, tas tęsiasi, tai jau koks periodas turėtų būti jau toks, kur signalizuotų, kad jau reikėtų sunerimti? Manau, daug kas gali iš savo patirties atsakyti. Prisiminkit mokyklinius metus. Draugės rūkė, bent kai kurios. Kartais su jomis parūkydavote, bet klausimas kodėl? Ar todėl, kad jums tuo metu rūpėjo tabakas, ar tiesiog norėjote būti su jomis, kažką įrodyti? Čia aš apie jūs kaip paauglę kalbu, tai ten didelių protų paaugliai nepasižymi. Čia aš lygiai taip pat ir apie save galiu sakyti. Priežastys kitos. Tai būtume psichologinės priklausomybės lygyje. Bet labai lengva nustatyti, kada pereinama, kada nebereikia draugų, nebereikia grupės, nebereikia bendravimo, o kada žmogui pačiam reikia tam tikrų laikų kažko. Tada jau būtų įprotis, o kada jisai pradeda skųstis, kad be šito jam yra tiesiog bloga. Nes apie alkoholį kalbant,
yra keistas manimas, nekeistas, paplitęs, kad alkoholikas labai daug išgeria. Ne, jisai geria ganėtinai mažai, bet jis be to savo dozės, ne visi aišku, bet tikrai tokių yra ir ne vienas, bet jis jau be to tiesiog gyventi negali, kaip sakoma. Tai ir yra svarbu. Ir čia vat ateiname kaip į tą klausimą, kad vieni savo žmonės, vieni savo tikslus pasiekia, tampa sėkmingais, laimingais, kiti nepasiekia, tampa tokiais suvargusiais nelaimėliais. Tai klausimas, kur yra raktas į sėkmę, į pasiekimus, arba priešingai, į nesėkmingą gyvenimą. Tai įpročiai. Gal čia nesusilaikysiu, kadangi paskaitose esu tai keletą kartų sakęs, tai ir pasaka. Pats laikas papasakoti, vien rimtai kalbėtis. Kaip pasakose būna, šeima ilgai laukia vaiko, burtai visokie, galiausiai jo sulaukia, vaikas silpnutis, čia keliauja pro šalį keliauninkas, jie jį gražiai priima, nors ir patys nelabai ką turi, bet juo pasirūpina, keliauninkas jau ryte susiruošęs toliau keliauti, sako, gal ko norėtumėte iš gyvenimo. Sako, va, vaikelis labai silpnas, ligotas. Tai čia paprasta. Kaip tik tą naktį karvė buvo atsivedusi veršelį, mažiuką veršelį. Klausė to vaiko, ar galėtum užnešti veršelį į antrą aukštą trobos. Sako, galėčiau. Tai taip ir daryk visus likusius metus ir dar vienus metus. Ir kaip po 2 metų jis apsilankė keliauninkas, tai šitas silpnas vaikutis buvo stipriausias kaime vaikinas, nes jis vienas galėjo užnešti jautį į antrą aukštą. Nes tai darė kiekvieną dieną. Taip, tai įprotis tai yra, apie ką negalvojame, apie kas daromas kiekvieną dieną. Todėl, yra, kur reikia skirti esmę. Yra svajotojai. Visada smagu pasvajoti apie didelę meilę, daugybę pinigų, atsakingą postą ir panašiai. Ir yra žmonės, kurie to pasiekia, o pasiekia dėl gerų įpročių. O yra ir blogi įpročiai, kurie trukdo gyventi. Tai aš sakyčiau, reikia ką nors psichoterapiško pasakyti mūsų žiūrovams. Tai ir jums. Pagalvokite, ką sugebate geriau negu daug kas. Kažką turėtumėt sugebėti. Gal bulves skusti, o gal dar kažką geriau. Tai ir užrašykite tą atsakymą ir tada klausimas, o kaip galėtumėte patobulinti. Praktikuojant kiekvieną kartą. Ir kiek tada to reikia daryti. Ir žiūrėkite, jeigu mes sakysim, po poros mėnesių susitiksime, tai simboliškai, gal ne visai jauti, bet jau didelį veršelį jau galėsite nešioti. O šiandien pasiūlymas, tai kaip jūs tai padarysit? Akivaizdu, kad ne. Tai ir tie įpročiai, kas dar yra, kalbant apie įprotį. Kiekvienas įprotis yra pasirinkimas. Savęs pasirinkimas. Kokiu žmogum noriu būti. Nes jeigu mano pasirinkimas, ne man, žiūrovo, kurio nors, gulėti ant sofutės, tai jisai pasirinko, savo pasakė, tiesiogiai, netiesiogiai, kad jis yra nesportiškas apsileidėlis. Jeigu jo pasirinkimas ar jos padaryti bent jau rytinę mankštą, tai kartu tai yra ir pasirinkimas, jeigu aš ją darau, tai aš sportiškas žmogus. Kaip aš kitaip save apibūdinsiu. Tai tas asmenybės pasirinkimas, čia ir atėjau galiausiai prie jūsų klausimo apie priklausomą asmenį, apie priklausomą asmenybės tipą, kokiomis savybėmis jį
jis pasižymė. Ir dar paryškinant tas savybės, tai aiškiau suprasti. Na, vėlgi ne jums sakau čia, mūsų žiūrovui. Jeigu, reiškia, dabar suvaidinkime tokią scenelę. Jeigu dabar sakau, žinote, viskas, baigėsi mūsų pokalbis, nes aš tingėjau ir nieko, ir net nežinau, ką toliau sakyti. Nepasižiūrėjau nei į savo užrašus, nieko, tingėjau. Tai kaip jūs tada sureaguosite? Nu, turbūt, bent jau susirauksite. O jeigu sakau truputį kitaip, sakau, na, žinot, vakar atvažiavo draugas, 10 metų nematėme vienas kito. Nu, suprantate, truputį pasėdėjome. Suprantate? Suprantate, kad galva šiek tiek skauda? Suprantate? Ir kur yra esmė? Jūs kaip ir darot man nuolaidą per mano priklausomybę. O čia jau yra manipuliacija tam tikra. Taip, bet esmė, kad aš prašau nuolaidos. Tai, ir tada tai gali matyti daugybėje kitų sričių. Iškia, kad būčiau geras sportininkas, bet, žinot, cigaretė, truputį varžo. Būčiau, iškia, daug padaryčiau, bet esu priklausomas nuo kompiuterinių žaidimų. Tai pirmas labai svarbus dalykas, kad priklausomas žmogus, jis tiesiogiai, netiesiogiai iš mūsų vis prašo nuolaidų. Tai iš mūsų gal ir neblogai mokėti manipuliuoti, bet jisai ir pats savo nustato mažesnius reikalavimus. Kad regis taip paprasta, kad jeigu susitikome pasikalbėti, tai ir kalbamės apie tai. Neprašau jokios nuolaidos, nesakau, kad tas atsitiko, nors gali atsitikti, bet esmė yra kokia. Gali atsitikti, o gali būti tiesiog sukurta tam tikrą įpročių sistemą, kad man tokiam varguoliui, ar tai geriančiam, ar tai dar nuo kažko priklausomam reikia nuolaidų. Tai pirmas svarbus dalykas. Dabar toliau tęskime. Ar žmogus gali visą tai pripažinti, kad jis nuolat kaulyja nuolaidos? Negali. Bet jisai to nepripažins nei savo, nei kitiems. Kas toliau? Jausmai nelabai smagus. Kad jaustis nevykėliu, neišeina. Reikia kažką tai daryti su tais jausmais. Tai paprasčiausiai juos lupinti. Ir daugelis, gal beveik sakyčiau, visi, nors visada bus kažkokia išimtis, slopina jausmus. Toliau, kas dar jiems būdinga? Kad kadangi nuolaida yra susijęs su tuo, kad kiti spręstų problemas. Kadangi tas priklausomas žmogus, jisai mums praneša, kad jis negali įspręsti dėl įvairiausių priežasčių. Dėl to, kad jis užgėrė, dėl to, kad jis prasilošė, dėl to, kad su juo dar kažkas atsitiko, tai kaip tada? Tai paskolinkit, gal jau viską pragėriau, gal duokite kokius 3 eurus, negi jums gaila. Bet aukos pozicijoje, sakykime. Bet kas slypi už šito pasakymo? Kad jūs įspręskit problemą. Kad kiti spręstų problemas. Be to, kokia jums gali net ir patikti. Matot, kokia jūs reikšminga. Be jūsų ten 5 ar 3 eurų jisai išgyventi negali. Tai už tiek pinigų nusipirkti ir aplinkiniai dažnai netiesiogiai palaiko. Tokių gelbėtojų atsiranda aplinkoje. Ir tada, reiškia, kur dar svarbus priklausomi žmonės savo psichologinės, socialinės, kartais ir sveikatos problemas, jie bando įveikti girtaudami, vartodami narkotikus, lošdami ir panašiai. Jie visada turi problemų, kurių nesprendžia. Tai taip, jeigu psichologiškai apibūdinti
priklausomo žmogaus tipą. Tai ir kas čia svarbu, dar grįžtų prie pačios pradžios. Kad priklausomybė, ne medžiaga kalta. Priklausomybė gali būti ir nebūti kada kalbam apie atsitiktinį pavartojimą. Todėl reikia kreipdėmėsi ne į medžiagas, o į žmonės, kurio jas vartoja, į priklausomą žmogų. Tai dar iki šitos vietos atėjus pasakojime, visada dar gali kilti mintis, kad gal čia ne visai taip. Gal nėra tokio priklausomo žmogaus. Gal čia gražus konstruktas. Sugalvojo profesorius ir dabar visiems pasakoja. Tai patikrinti labai paprasta. Tyrimą vieną paminė. Tyrimas, tarp kitko, porą kartų darytas Lietuvoje. Ir reprezentatyvus. Tai reiškia, atstovauja visuomenę. Ir kas svarbiausia, jūs net be tyrimo intuityviai pasakytumėt, veikiausiai panašiai turėtų ir būti. Reiškia, tyrimas labai paprastas. Klausimas, ar šią savaitę, jeigu šiandien mes kalbam šitą, tai savaitę, tai ne šį savaitę, o per šias 7 dienas. Taip. Reiškia, ar išleidote pinigų lošimams? Ir nesvarbu kiek. Loterijos bilietą nusipirkote irgi. Reiškia, ar išleidote pinigų alkoholiui? Ar išleidot pinigų tabako? Ar išleidote pinigų narkotiniam medžiagom, psichotropiniam medžiagom? Turim 2 grupės. Tie, kurie nuo jų buvo skaičiuojama, bet čia buvo nuo bet kurios grupės galim skaičiuoti. Lošimams išleido 264, neišleido 700, kad 1000 būtų, prisimenu tiksliai. Tai turim 2 grupės. Jeigu kitos priklausomybės būtų tarpusavyje nesusijusios, tai tada labai lengva būtų, proporcingai turėtų būti ir pasidalinimas. Kad va čia yra viena priklausomybė, išleidome pinigus lošimams, tai nesusiję su kitomis. Tačiau jaučiate, kad nėra taip. Tas, kuris lošia, tas dažniau vartos alkoholį, dažniau vartos, ko net 2 dažniau vartos psichotropinės medžiagas ir taip pat ir rūkys. O kodėl čia taip yra? Todėl, kad tai yra priklausomas asmenybės tipas. Jis nėra priklausomas nuo vienos priklausomybės, jisai sukuria tam tikrą gyvenimo stilių. Todėl taip ir yra. Ir čia toliau matome didelės problemas, visuomenės problemas, nes jinai taip susiskaldžiusi. Ir tie, kurie rūpinasi priklausomybėmis, tie, kurie su jomis kovoja, tai ir jie kovoja, vienas kovoja su girtavimu, kiti su lošimais, treti su narkotikais, o tai yra visuma. Ir skaičiai tai akivaizdžiai rodo. Aš tiesiog nenoriu nei jūsų, nei žiūrovų užkrauti tai skaičiais, bet pagal visus mano vardintus tuos parametrus apytikriai 2 dažniau. Jeigu yra viena priklausomybė, tai 2 dažniau bus ir kita. Ką turbūt jūs ir nujaučiate. Taip, tai galima teikti, jog priklausomos asmenybės tipas statistiškai turi ir didesnį polinkį ir kitoms priklausomybėms, ar ne tada? Absoliučiai tiksliai taip. Aš, kad tai dar paryškinti, tokį sena knyga, bet tarp kitko išleista ir lietuviškai, Rizika. Ten šitas klausimas kitoje srityje gerai suformuluotas, bet manau ir jums, ir žiūrovams toks klausimas galėtų būti. Tuomet, čia 85 metai, tai kaip suprantate, tikrai seni laikai, tuo metu Jungtinėje karalystėje per metus apie 200 žmonių žūdavo važinėdami motociklais. Klausimas taip, toksai, ir jums gali būti dabar jis užduotas. Jeigu laiko mašina grįžtume į tuos laikus ir į Angliją ir uždraustume visus motociklus, ar išgelbėtume 200 gyvybių?
kažkiek gyvybių išgelbėtume, bet ar 200? Nebūtinai. Tai va ir atsakymas, todėl kad tie žmonės rastų kitą būdą sprandą nusisukti. Jie yra... Rizikingas veiklas labiau, Taip. į riziką labiau linkusios asmenybės ir, Taip. kaip ir sakot, atrastų pakaitalų. Taip. Tai todėl, iškia, nėra sėkmingas visuomenėje, valstybės politika nėra sėkminga, nes jinai yra segmentais. O nesprendžiama problema žmogaus, asmenybės problema, o sprendžiama, atėmėm iš jo vieną priklausomybės, tai užpildo kažkokią kitą. Nes problema tai viduje, o jis ją tiesiog, kaip sakyti, slopina. Tiesiog medžiagos skiriasi. Ir dar vienas faktas, kuris irgi svarbus ir įdomus. Tai, o kas nėra priklausomas? Čia aš kalbu ne apie atskirą žmogų. Pabaigai reikės ką nors ir apie atskirą žmogų pasakyti. Tie, kurie, nes prie ekrano tai sėdės, prie kompiuterio ar kito sėdės atskiri žmonės, bet jeigu kalbėt apie grupės, tai vienas iš paprasčiausių ir geriausių būdų įvertinti visuomenę. Ir tarp kitko, žurnalistai kas metai pateikia tokius duomenis apie laimingumą. Iškia, kokioje vietoje pagal laimės indeksą Lietuva yra ir panašiai. Tai tuos pačius klausimus galima užduoti tyrimuose susietusi su priklausomybėmis, išskirti 4 laimingumo grupės, kas ir daroma pasauliniuose tyrimuose, tai truputėlį šiek tiek, bet lyg ir nukrypstant, bet ir grįžtant prie mūsų temos, tai tos 4 grupės atsakymas praėję metai buvo geri, ateityje gerovė didės. Atsakymas metai buvo geri, reikės nemažai stengtis, kad gerovė išliktų. Metai buvo blogi, bet tikiuosi permainų į gerą. Ir metai buvo blogi, nieko gero ateityje nesitikiu. Tarp kitko, Lietuva išsiskiria tų nelaimingų žmonių didelių sąlyginai kiekių, taip apie 12%, nes visada yra tam tikras tyrimuose siūbavimas, kurie atsako, metai buvo blogi, nieko gero nesitikiu ateityje. Skandinavijos šalyse tokių žmonių būtų apie 1–3%. Tai yra labai aiškus ryšys tarp laimingumo lygio ir vartojimo tų medžiagų, kurios sukelia priklausomybės. Tie, kurie laimingi, jie irgi vartoja. Bet, kaip sakiau, netampa priklausomais. Skirtumas yra kiekybinis. Jie vartoja saikingai. O tie, kurie nelaimingi, jie vartoja nesaikingai. Tai čia tada ir reikia tą visą schemą dabar jau pereiti turbūt prie patariminės dalies, ar ne? Taip, tai iš tiesų, ką reikėtų daryti žmogui, kuris jaučia, kad turi priklausomybę, tai nuo ko reikėtų pradėti, kokie būtų pirmi žingsniai? Pirmiausiai, nereikėtų bent savo meluoti. Esu ir konsultacijose panašius klausimus nekartą uždavęs, tai čia irgi galima juos paminėti, kad jūs galite savo kokiai draugiai užduoti, paklausti, kodėl rūkai. Ką jinai atsakys? Tikriausiai, kad patinka. Mėgstu labai tą ritualą, tarkim, ryte kava su cigarete, kaip pavyzdys. Jaučiuosi gerai nuo to. O kas tame patrauklaus? Atsipalaiduoju, nuimu stresą. Tai galima padaryti keletą jogos pratimų, stresą nuims dar geriau, bet to iš kur čia ryte stresas. Ir tęskime tą klausinėjimą.
Ir užgirsime labai tokių keistų dalykų. Nu, pavyzdžiui, nėra kas veikti, nuobodu. Tai gerai, paimkite cigaretę, jeigu jin tokia labai nepaprastai įdomi, ir žiūrinėkite ją. O kam ją užsidegti? Tada, reiškia, bus sakoma, kad, ką ir paminėjau, kad įprotis, kad tabakas jisai taip veikia, kad negalima be jo apsieiti. Vėlgi žmogui baksteli pirštų į akivaizdų faktą. Visą naktį miegojot ir nerūkėte. Kiek ten, 8 valandas, o kartais ir 10. Ištvėrėte. Netiesa. Tada pradeda nervintis nuo tokių klausimų, bet galiausiai pradeda ir pačiam aiškėti. Čia su bet kuriuo narkotiku ar kita kokią medžiagą galim tą patį kalbėti, kodėl tai daro. O tada ateinam prie, ką jau minėjau, tai yra, kur prasideda problema, įprotis. Tada kodėl vieni įpročiai geri, o kiti blogi. Ir kaip tas įprotis įgyjamas. Kodėl įgyjamas toks įprotis, o kitas ne. Ir čia grįžau į pačią pradžią, dėl to tai ir susieta ir su laime, ir su asmenybė, nes asmenybė tai įprotis tam tikras pasirinkimas. Čia turime tam vaizdus, kaip žmogus save įsivaizduoja, ar jis gali valdyti savo gyvenimą ir kokiais būdais įpročiai sukūrėme. Tai tokį pavyzdį pasakysiu. Visose kariuomenėse, kai vadas duoda įsakymą, jisai karys turi jį pakartoti. Atrodytų, taip jau paprasta, jis sakoma, nueik tenai, atneši tą, bet tai vis tiek reikia pakartoti. Kadangi šitas principas pakartojimo, čia tiems, kurie, o tokių labai daug, kartais prisipažįstu ir aš, bet sustabdau save. Ką mes darome darbe? Atsisėdame prie kompiuterio, pažiūrime socialinius tinklus, paskaitome apie kokio nors žymesnio žmogaus meilės nuotykius, tada atsidarome dokumentą ir jau pradedame dirbti. Tai jei sugebame save apgauti, jau atsisėdome prie kompiuterio ir jau nedirbsime, kažką kitą veiksime. Tai dėl ko aš apie kariuomenę užsiminiau, nes tas principas yra realizuotas ir kai kuriuose geležinkelio kompanijose, kad mašinistas, šilumvežio ar elektrovežio, jisai turi garsiai parodyti ir įvardinti, ką jis darys. Tai tie, kurie nesuvaldo savęs prie kompiuterio, turėtų garsiai pasakyti, atsisėdau prie kompiuterio ir parodyti, įjungiau kompiuterį, žiūrinėsiu visokius niekelius, dabar dirbsiu. Ta prasme, garsiai savo įsivardinti? Ir parodyti pirštu. Oho. Jaučiate, kad sugadinau iš jums malonumą. Bet viskas savo vietoje. Atsisėdote ir dirbkite. O po to žaiskite. Po to naršykite ten po visas tas įdomybės. Ir pasakykite savo, dabar pradėsit laiką geriau kontroliuoti. Kai šitaip savaitėlę kitą elgsitės, po to nebereikės, atsiras įprotis. Atsisėdot prie kompiuterio, dirbate. Jeigu gali dar geriau padaryti, su kompiuteriu, sakysim, stacionariu dirbate, o su nešiojimu žaidžiate.
ir šmirinėjate po socialinius tinklus. Tada labai aiškiai žinote, ką veikiate, neapgaudinėjat savęs, kad, aiškiai, čia, o čia turbūt, kad, ką sakiau, tinka labai mokiniams, studentams. Žiūrėkit, kiek laiko atsirado. Tai, labai geras patarimas. Bet o kitas dalykas yra aplinka, kurį, kodėl aš sakiau, jeigu turite nešiojamą kompiuterį ar išmanųjį telefoną, tai be abejo turit ir jūs, ir visi, tai tegu jis būna žaidimams, o darbui, jeigu turite stacionarus. Ir pakeičiate aplinką, nuotaiką ir kitaip elgėtės. Nes jeigu matote šiukšlyną, tai nėra didelės problemos numesti šiukšliai šalia. O jeigu matote švarią gatvę, tai mesti kažkaip neišeina. Nepatogu jau. Eksperimentas darytas, filmuota, apie 18 000 berods žmonių ėjo per gatvę. Užsidega raudona šviesa, jie visi sustoja, mašinų nėra. Čia ateina gerai apsirengęs solidus žmogus su krokodilo odos portfeliu ir eina nekreipdamas dėmesio į raudoną šviesoforą. Ir kiti eina iš paskos. Nes jie tikriausiai pasąmoningai mąsto, kad tai yra autoritetas kažkoks. Taip, nes aplinka, tai jeigu aplinkos nesutvarkome, žinot, ir pajuokaujant ir rimtai kalbant, labai sunku kovoti su nekontroliuojamu alkoholio vartojimu nuėjus į alaus barą. Tai gal geriau ten neiti. Ypač jeigu žmogus bando atsikratyti to įpročio, tai dar labiau jisai visur mato tą alkoholį, atrodo, kad visi vartoja, o aš vienas toks nelaimingas. Tai, tikrai. Ja, tai galvočiau, kad pakankamai daug pasakyta, tai kad kurie mus žiūrėjo, turės apie ką pagalvoti ir pabaigai visi bus laimingi, jūs taip pat irgi, bet dar į vieną dalyką atkreipčiau dėmesį, kad akivaizdu, kad visi turi galvoje smegenis, net tie, kurie retai jomis naudojasi, jas vis tiek turi. Tai smegenis paveldėti iš daugybės tūkstančių, gal milijonų kartų mūsų protėvių. Todėl šitoje sąlyginai civilizuotoje visuomenėje mes kiek gyvename? 10 000, gal 20 000, bet tikrai ne 100 000 metų. O prieš tai gyvenome oloje ir su labai aiškiomis užduotimis. Viena iš tų užduočių ir atlygis už tą užduotį, platesnė tokia, jinai buvo gauti iš karto. Šiandien nuolat turim atidėti malonumą. Vaikas eina į rugsėjo 1 klasę. Tai rezultatas bus po 12 metų. Tai kokiam ilgam laikui reikia atidėti malonumą? Jisai galbūt patirs, reikia tikėtis, patirs ir kitų malonumų. Bet apie tai bent psichologinėse ir populiarioje psichologijoje rašyta tikrai daug, tai jeigu jau kas žino, tai tiek to. Bet įtariu, kad gal ir ne visi žino. Tarsi paprastas eksperimentas. Darželinukai. Eksperimentatorius sako, štai čia saldainiai, ten atrodo, ar zefyrai jiems buvo. Tai va dabar jie čia ant stalo padėti, kiekvienam po vieną. Jums čia dabar padėtas desertukas, toks nedidelis. Dabar aš išeisiu 4 valandos, kai grįšiu, atnešiu dar vieną. Bet jeigu suvalgysit šitą dabar iš karto, tai tada to kito negausit. Ir viskas dabar arba valgote, arba ne. Niekas jūsų neprižiūri. Tarsi nekontroliuoja. Nors tyrimuose taip pafilmuoja.
Labai lengva suskirstyti vaikus į dvi grupės. Vieni iš karto suvalgė, kiti visgi laukė. O kai kurie tyrimai, kodėl jie tampa tokie svarbus, gražus ir skatina apie daug ką pagalvoti, nes jie ilgai trunka. Čia gal net ir pusiau atsitiktinai buvo, kad tie žmonės, tie vaikai tiksliau, po 20 metų buvo vėl tyrinėjami, apklausti, tai tie, kurie sugebėjo atidėti malonumą, jų pajamos buvo apytikriai 30% didesnis, statusas visuomenėje aukštesnis, šeimyniniai santykiai geresni ir taip toliau. Sugebėjo atidėti malonumą. Bet gal dar yra tas dalykas, kad ne tik sugebėjo atidėti malonumą, bet gal ir išvelgti naudą ateityje. Nu ne, bet ar želinukas galvotų, kas bus su juo po 20 metų, aš labai būčiau linkęs abejoti. Aš turiu mintyje, kad kai atideda malonumą, tai jie tikisi dar didesnio malonumo, nes ateityje bus daugiau. Taip. Tai priklausomas žmogus, jis nesugeba atidėti malonumą. O kaip čia yra, ar čia yra vien tik tai įprotis, ar tai yra auklėjimo dalykai, ar gali būti net ir paveldimas su smegenimis tam tikrais? Viskas veikia, bet mes nesame tiek griežtai nulemti, norit pasakysiu labai mokslingus žodžius, kad viena iš, pamiršau pavardę, žymaus psichologo, kad žmogus nėra determinuotas, jis yra determinuojantis. Tai išversiu į žmonių kalbą, kad žmogus nėra nulemtas. Nei paveldėjimo, nei genų, nei aplinkybių, kad jis pats nulemia ir aplinkybės ir daugelį kitų dalykų. Tai kaip pasirinksim, nes priklausomas žmogus veikiausiai pasakys, kad jis nieko negali padaryti, nes taip jau jis yra, viskas jau taip nulemta. Ir jo tėvai tokie buvo, ir seneliai, ir aplinkybės yra tokios, ir iš vis aplinkinė jam koją bando pakišti, nes doras žmogus. Visi tik ne jis. Taip. Labai labai lengva. Jūs šitą gerai žinote, mes visi tuo kartais naudojamės. Tas čia nieko nedėtas. Tai kaip minėjau, reiškia, geriausias būdas kontroliuoti priklausomybės, tai būti laimingu. Tai, o laimiai daug laiko nereikia. Todėl, reiškia, pradžiai dar truputėlį apie laimės, pavadinčiau, filosofiją. Ir dar pastebėčiau, kad šiandien laimingų žmonių savybės yra pakankamai gerai ištirtos. Tai žmonės, kurie adekvačiai save vertina. Šitas klausimas yra įdomus ir galima jį ir jums užduoti, nes jūs labai lengvai pasakysite, kas yra užaukštintas savęs vertinimas, kai žmogus labai nosį užrietęs arba nužemintas, kada jisai mano, sako, kad jau prastesnio už jį nėra. O kas yra adekvatus savęs vertinimas? Gebėjimas save priimti. Tai tas ir užaukštintas save priima visai neblogai. Aš įtariu, kad kai žmogus save labai nuvertina arba užaukština, tai yra ta pati medalio pusė, tik tai skirtingos atšakos, nes, manau, slepiasi prasta savivertė po tokiais. O adekvatus savęs vertinimas? Na, žmogus jaučia savo ašį ir tiesiog adekvačiai priima pats save, toks, koks yra. Manau, kad O koks yra? Tai jau čia kiekvienas save geriausiai galėtų atpažinti. Tas klausimas, kuris atrodo, žiūrint, kaip mes jį nagrinėsim. Jeigu jį nagrinėsim filosofiškai, tai jisai labai sudėtingas, psichologiškai jis yra labai paprastas. Jeigu, aš nemanau, kad esu už jūs kaip žmogus daug geresnis.
Vadinasi, man nereikia, jeigu aš taip nemanau, man nereikia prieš jūs pūstis, vaidinti, reiškia, kažkokią didybę. Aš nemanau, kad kaip žmogus, pabrėžiu tą žodį, esu daug prastesnis. Vadinasi, man nereikia nusižeminti, visai įsiteikinėti ir panašiai. Jeigu pripažįstu, kad mes kaip žmonės lygus, tai tada man labai lengva pripažinti, kad ką nors jūs sugebate geriau už mane. Jūs geriau kepate blynus, bet aš geriau bulves skutu. Nes galbūt tas žmogus nesusieja savo asmeninės vertės su tam tikrom veiklom. Jo, su kažkokiu pasiekimu kažkokioje tai srityje. Tada, jeigu mes kaip žmonės lygus, tai mes galim gerai sutarti. Nes, kaip sakiau, nėra ko vaidinti. Taip. Tada aš galiu būti jums draugiškas. Tai jeigu aš jums draugiškas, tai ir jūs man draugiškas. Tada jūs man galite pasiūlyti ką nors, išmėginti. Sakau, įdomu. Ir aš atviras naujovėms. Ir galiu tai išmėginti. Na, gal kas nors, kaip sakiau, iš mus žiūrinčių turėjo tokią liūdną patirtį, kad bendravo su jau išeinančiu žmogumi. Tai jie nustoja domėtis aplinką. O mes dar domimės aplinką. Toliau ateiname prie mūsų temos. Toksai laimingas žmogus kontroliuoja priklausomybės, žino, kiek jisai gali, reiškia, savo leisti. Kartais jis galbūt leidžia daugiau, bet tada jisai kurį laiką nekontroliuos, nes kaip padaryti bet kurį žmogų alkoholiku. Tai tiesiog kasdieną jis privalomai turėtų išgerti, kad ir pusę butelio degtinės. Čia jau būtų tokia fizinė priklausomybė įsivystytų. Nes jeigu kuris nors išgers daugiau negu priklauso, tai ką jis darys kitą dieną? Jisai negers. Ir jis negers dar ilgesnį laiką. Ir tokiu būdu jisai kaip ir sukontroliuos savo situaciją. O tas priklausomas nebesugeba. Tai reiškia priklausomybių kontrolė, toliau kasdieniniai džiaugsmai, va čia malonumai, jums čia galit neatsakyti, bet paklausiu, ką malonaus patyrėte šią savaitę, tada pridedame fizinį aktyvumą, buvimą gamtoje, na ir pageidautina tikslo. Kad galėtų atsakyti, ką nuveiks, žinoti, ką pasieks. Nesvarbu, ar tai labai prasminga, bet tikslas turėtų būti artimiems keliems metams, pageidautina ilgesniam. Tai čia bendras buvo apibūdinimas laimingesnių žmonių. Formulė tokia. Bet reikia praktikos. Taip. O praktika galbūt ateina, sakyčiau, iš rytų. Todėl, kad vakarietiškame, labai supaprastintas požiūris, kad ką reikia turėti, ką reikia padaryti, kad būtum laimingas. Na, namą pastatyti, medį pasodinti, sūnų užauginti. O tada kas toliau bus? O tada bus laimė. Čia tam tikra schema, taip, tokia paplitusi. Žiūrėkit, bet tai kas bus? Laimė, tai bus jausmas, ar ne? Tai jeigu truputėlį šiek tiek į rytietišką pažvelgti situaciją, tai ten tas jausmas labiau, rytietiška filosofija, aš čia nenoriu, vardinti, aiškinti į budizmą, jogą ir kitus dalykus. Tai jeigu tai jausmas, tai girdėjo tokį posakį jausmų ugdymas. Girdėjote. Emocinis intelektas tikrai girdėjo. Bet kai jisai pritaikomas laimiai, tai kažkaip daug kas sutrinka. Bet tai sako, bet irgi gali būti ugdoma. Tai štai, reiškia, dabar padarykite jūs ir tuo pačiu pakvieščiau ir kurie mus žiūrėjo iki šiol, atsisėskite patogiai. Patogiai tai reiškia nesukryžiuota, kad nebūtų įtampų nereikalingų. Gerai sėdite, galvą laikykit tiesiai.
truputį pakreipta, tiesiai laikykite, į mane nežiūrėkite. Akis švelniai užmerkite. Lūpas vos praverkite ir kvėpuokite taip. Ir nieko, absoliučiai nieko nedarykite. Kadangi bandėt kada nors tingėti, tai čia nebus sunku. Nieko nedarote, tik stebite, kaip jūsų dėmesys juda, kuris tai nušoka. O judėti jisai gali kaip? Jūs dabar mintise galite atsidurti maloniuose praėjusios atsiminimuose. Jūs esate čia, bet dėmesys jau nulėkė kažkur labai toli. Kitas ratas, kur gali atsidurti jūsų dėmesys, tai jūsų kūnas. Tiesiog šią akimirką ir jums, ir kurie mus žiūri, sakau, kojos remiasi į grindis. Ir pajutot, kad remiasi, neskraidotgi, bet tiesiog dėmesys nukrypo. Ir trečias ratas, tai yra aplinka. Sakau, ūžia kompiuteris. Ir jis pradėjo garsiau ūžti. Todėl, kad jūsų dėmesys nukrypo. Tai štai jūs nieko nedarote, tik stebite dėmesio judėjimą. Ir nėra pasaulyje jėgos, kuri jūs iš šito pratimo galėtų išstumti. Nes jeigu šią akimirką žaibas, griaustinis, babam, jūsų dėmesys tik nukryps į žaibą ir griaustinį. Tai dabar ir jūs, ir mūsų žiūrovams siūlau stebėti dėmesio judėjimą, ilgai netruksime, kada baigti pasakysiu, tiesiog stebėkite. Dabar neatsimerkiant, giliai įkvėpkite, sulaikykite orą ir staigiai iškvėpkite. Dabar atsimerkit ir greit pasakykit, kiek laiko truko. Kokias 3 minutės? Lygiai 1 minutę. Jeigu laikas šiek tiek pradeda painiotis, tai liudijimas, kad gerai darėte. Dabar, tai yra objektyvus įvertinimas. Žinoma, jums mielai ir komplimentą galiu pasakyti, bet truputėlį pagražėjote per 1 minutę. Ir reta, kuri kosmetinė procedūra tiek efektyvi, o iš kur tas pagražėjimas, veidas atsipalaidavo. Tai ne dėl to tas pratimas, o dėl to, kad tai yra vienas, sakyčiau, efektyviausių būdų perkrauti tą kompiuterį, kuris mūsų galvoje. Nes čia vėlgi ir jums, ir žiūrovams galiu paprastą faktą pasakyti, kad, jeigu dabar, sakysime, kažkas jums sugadino nuotaiką, o čia aš užėjau, tai klius man tos blogos nuotaikos, nors jūs puikiai suprantat, kad aš nieko nedėtas, bet vis tiek. O jeigu jūs padarėt šitą pratimą, tai jūs tarsi perkrovėt kompiuterį. Ir jeigu jums kilo mintis, dabar, kad gal reikėtų susistumti, ar stiklinėlę kokią padarėt šitą pratimą, perkrovėt kompiuterį savo galvoje ir kartu ir tą norą. Gal jisai vėl grįš, čia sunku pasakyti, bet tokiu būdu jūs tą postumį šią akimirką suvaldėte. Ir tikrai labai geras jausmas. Tai todėl tą aš ir siūlau žmonėms, kurie susiduria su nesuvaldomais postumiais, nes jie visi puikiai žino, kad nereikia. Žino, kad
riboti, žino, kad kontroliuoti. Bet kartais tos emocijos taip užvaldo, jos tokios aštrios pasidaro. O šitą pratimą galima išmokti, manyčiau, per kokias 5 dienas. Siūlyčiau jį mokantis nusistatyti signalą, kiekvienas pajus kiek reikia, ar tai 3 minutės ar 4. O po to jau, kad nereikėtų galvoti, kada baigti, kad tiesiog būtų galima susikaupti į tą dėmesio stebėjimą. Nu ir baigiant, ką pasakysiu, kad jeigu kuris nors ar kuri nors dabar norėtų diskutuoti, sakyti, neturiu laiko, neturiu savo per dieną 3 minučių, nu tai ką jau žmogus tiek visokių priklausomybių ir streso sugriauštas, kad jau niekas tikriausiai nenori tada. Ja. Tai kad ką, ačiū, kad pakvietėte. Ačiū labai, buvo įdomu ir naudinga. Tikiuosi mūsų žiūrovai pasinaudos profesoriaus patarimais.